Labą dieną. Sveiki. 1919 metų sausio 10 dieną mūsų miestą užėmė Raudonosios armijos Pskovo divizijos 1 brigada. Pirmą kartą Ukmergę bandyta išvaduoti jau po mėnesio nuo užėmimo, o antrą kartą ir jau sėkmingai tų pačių metų gegužės 1 dienomis. Štai ką apie tų metų įvykius rašė tuometinė spauda. Atsitiko tas karo atžvilgių neįtikėtinas dalykas. Ukmergę paėmė beveik vieni aeroplanai, mūsų ir vokiečių. Išmėtė bombų ir apšaudė kulkosvaidžiais. Taigi bolševikai nuo visų tų baisenybių pasileido galvos nustoję, kur numanydami visą savo turtą mieste palikdami. Štai, saliuk, Viešpatie, heroizmo žinia paženklinai mūsų motinas. Kas jei ne jos išlaikė tikėjimą į tave, kai tavo vietoje mums buvo brukami svetimi dievai? Kas palaikė mūsų meilę savai tautai, kai ją išplėšti buvo vartojama jėga ir ginklas? Dieve, tu davei motinai jėgų įveikti ginklo į prievartos galę. Tu padarei ją galingesnę už galinguosius žemėje. Motina miršta, bet nemiršta jos meilė. Ir tu, Dieve, padarei mūsų motiną šios nemarios meilės gražiausią reiškėją. Tik tu, kuris esi meilė, galėjai sukurti mums šitokį skaiščios ir patvarios meilės kūrinį. Kyla mintis tokia, pastatyti paminklą, kur tai partizanų gražioj vietoj parke, kadangi aš pats buvau ištremtas į tolimą Jakutiją. Tolimoje Jakutijai tenai prie Laptevo jūros pakrantės, kur buvo atvežta daug šimtų motinų be vyrų, tik vien su vaikais. Ta technika padėjo mums Ukmergės keliai generalinis direktorius, parūpina techniką Juozas Daunys. Be jo, aišku, būtum netvežę be tos technikas ir taip toliau. Aš labai dėkingas visi, kurie prisidėjo prie to paminklo statymą. Ir pirmoji eilėje dėkoju, aišku, monsinjoras Svarinską, kuris padovanoja gražų kryžių, kaip matot, ir daug davė naudingų patarimų. Dėkoju Birutei Žilėnienei ir visiems kitiems, kurie davė patarimus. Visiems vienam sunku kaip tai viską aprėpti ir pastatyti ir organizuoti. Tai va tiek trumpai apie tą paminklą.
kuris gal stovės gana ilgai, turėtų stovėti. Jie prisimintų visą tragiškai didingą Lietuvos istoriją ir tas visas aukas, kurios buvo paaukotas už Lietuvą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Ar tinkamai įvertinti kovotojai už laisvę dabartinį Lietuvoje? Ne, tačiau tą norėčiau ir paaiškinti. Žiūrint iš oficialios pusės, kartu ir įvertinti. Žinoma, mes padarėm labai svarbius įstatyminius sprendimus. Kovotojai yra pripažinti Lietuvos kariais, jų kariniai laipsniai, net jų vadas Jonas Žemaitis su pripažintų generolo laipsnį ir kaip žmogus, kuris buvo įgaliotas eiti Lietuvos prezidento pareigas. Visa tai yra ir įteisinta, ir likę gyvi išgyvenę, ir mirusieji po mirties, žuvusieji po mirties, daugelis apdovanoti Lietuvos garbės ženklais. Šis tas ir vadovėliuose atsirado. Tačiau, kažin ar tai yra visuotinis supratimas. Ir kai galvoji apie šią dalyko pusę, tai matai, kad Lietuva dar nerado savo kelio. Tiek daug besidairančių, besvyruojančių, tartum nežinotų, kas jie, iš kur jie ir kur jie eina. O patikrinimas ir yra didžiosios kovos supratimo, vertinimo ir noro tęsti, pateisinti, kad mes buvom verti laisvės, bet tą reikia įrodyti.